Susipažinkite su pirmosios pagalbos suteikimo instrukcija. Svarbiausios sėkmės sąlygos teikiant pirmąją pagalbą nukentėjusiems nelaimingų atsitikimų atvejais yra teikiančio pagalbą asmens veiksmų greitumas ir teisingumas. Prieš teikdami pirmąją pagalbą, įsitikinkite, kad tai yra saugu. Jei situacija pavojinga gyvybei, sveikatai, pavyzdžiui, kyla grėsmė dėl pravažiuojančio transporto, kritimo pavojaus, griūvančių, krentančių daiktų, gaisro, nuodingų medžiagų, elektros srovės, nukentėjusio žmogaus agresyvumo, ar galite užsikrėsti pavojingą ligą, teikti pirmąją pagalbą draudžiama. Imkitės priemonių pavojingai situacijai pakeisti. Priklausomai nuo situacijos gesinkite gaisrą, išjunkite elektros srovę, kvieskite pagalbą, naudokite apsaugos priemonės ir taip toliau. Išsiaiškinkite nelaimingo atsitikimo situaciją ir nustatykite nukentėjusiojo būklę. Užduokite klausimus, kas atsitiko, kiek ir kokių pažeidimų padaryta, kokia pagalba reikalinga, kokie buvo atlikti veiksmai ir kita. Nenaudokite priemonių, kurios gali pabloginti nelaimingo atsitikimo situaciją. Pavyzdžiui, nejunkite elektros prietaisų, nedėkite degtukų, jei aplinkoje yra sprogiųjų dujų mišinio, gamtinių dujų, benzino garų ir taip toliau. Nebloginkite nukentėjusio būklės. Pavyzdžiui, netraukite jo iš sudaužyto transporto įtarę, kad lūžęs stuburas. Išneškite nukentėjusįjį iš pavojingos aplinkos. Nutraukite žalingą veiksnį. Pirmąją pagalbą teikite kuo skubiau. Stiprų kraujavimą stabdykite nedelsiant, prieš kviesdami greitąją medicinos pagalbą. Kitais atvejais, kuo skubiau kvieskite greitąją medicinos pagalbą. Jei nukentėjęs žmogus sužalotas keliose vietose ar keliais būdais, pirmąją pagalbą pradėkite nuo to sužalojimo, kuris pavojingiausias gyvybei. Pavyzdžiui, pirmiausia stipraus kraujavimo stabdymas, tuomet gaivinimas, žaizdų tvarstymas ir galiausiai imobilizacija. Jei yra daug nukentėjusiųjų, pirmiausia pagalbą teikite tiems, kurių gyvybei gresia didžiausias pavojus. Esant reikalui, iškvieskite greitąją medicinos pagalbą. Įsidėmėkite, kur įmonėje ar jūsų darbo vietoje yra pirmosios pagalbos rinkiniai. Pirmosios pagalbos rinkiniai turi būti paženklinti ženklu, žaliame fone baltų kryžiumi. Bei turi būti įmonėje paskirti asmenys, atsakingi už pirmosios pagalbos priemonių papildymą ir būklę pirmosios pagalbos rinkiniuose. Labai svarbus pirmosios pagalbos veiksmų nuoseklumas. Jų sekai atsiminti naudojama formulė 3P. Pirma, patikrink, antra, paskambink, trečia, padėk. Labai svarbu pirmąją pagalbą suteikti kaip įmanoma skubiau, o esant rimtiems sveikatos sutrikimams, būtina ją suteikti nedelsiant. Įsidėmėkite pagrindinius veiksmus atliekant gaivinimą. Visų pirma, patikrinkite, ar nėra sąmonės ir normalaus kvėpavimo. Jei asmuo nekvėpuoja, nedelsiant šaukitės pagalbos arba kvieskite greitąją medicinos pagalbą skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112. Patikrinkite kvėpavimo takus. Jei žmogus nesąmoningas ir nekvėpuoja, atlikite 30 krūtinės ląstos paspaudimų ir 2 įpūtimus. Tęskite gaivinimo ciklus. Nenutraukite gaivinimo iki kol atvyks greitoji medicinos pagalba arba bus atneštas automatinis išorinis defibriliatorius. Patikrinti, ar asmuo yra sąmoningas, galima jį atsargiai pajudinant ir paklausiant, kaip jaučiatės. Jei asmuo sujuda, nekeiskite jo padėties, išskyrus, jei gresia pavojus, pavyzdžiui, dėl automobilių judėjimo, krintančių nuolaužų, toksiškų dūmų ir dujų ar panašiai. Įvertinkite nukentėjusiojo asmens būklę. Jei reikia, kvieskite greitąją medicinos pagalbą ir nuolat stebėkite asmenį. Jei nukentėjęs asmuo yra nesąmoningas ir nekvėpuoja, nedelsiant kvieskite pagalbą trumpuoju skubiosios pagalbos numeriu 112 ir pradėkite pradinį gaivinimą, jei esate ne vienas, liepkite šalia esančiam žmogui kviesti pagalbą, o pats nedelsiant pradėkite gaivinimą. Labai svarbu, kuo skubiau kviesti pagalbą. Jeigu yra vienas gaivintojas, jis turi spręsti atsižvelgdamas į esamą situaciją ir esamas ryšio priemonės, stengiantis iškviesti greitąją medicinos pagalbą kaip įmanoma anksčiau ir greičiau. Tokiu atveju gaivinimas gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip 2 minutėms. Esant daugiau nei vienam gaivintojui, vienas iš jų pradeda gaivinimą, kitas kviečia pagalbą.
Prieš pradėdami gaivinimą būtinai patikrinkite, ar laisvi kvėpavimo takai. Tai galite padaryti pastumdami žemyn apatinį žandikaulį, pražiodindami nukentėjusįjį ir pažiūrėdami, ar nėra svetimkūnių, dantų protezų, gleivių. Jei yra, įkiškite rodomąjį pirštą į burną ir kablio formos judesiu juos pašalinkite. Nustatyti, ar žmogus kvėpuoja, reikia pakeliant smakrą ir atlošiant galvą, jei nėra įtariama stuburo trauma. Taip yra atveriami kvėpavimo takai ir stebima, ar juda krūtinės ląsta, klausoma, ar girdėti kvėpavimas ir ar jaučiamas oro judėjimas skruostų, akies kampu. Tai turi trukti neilgiau kaip 10 sekundžių. Jei žmogus kvėpuoja ir yra nesąmoningas, jį paguldykite ant šono, jeigu nėra įtariama stuburo trauma, ir nuolat stebėkite. Būtina stebėti kvėpavimą ir laukti, kol atvyks greitoji medicinos pagalba. Jei žmogus nekvėpuoja, pradedamas kvėpavimo ir kraujotakos palaikymas ir ar atkūrimas atliekant krūtinės ląstos paspaudimus ir įpūtimus. Paguldykite nukentėjusį asmenį aukštielninką ant nugaros ant kieto pagrindo. Atsiklaupkite šalia jo ant kelių. Esant galimybei, naudokitės asmeninėmis apsaugos priemonėmis, vienkartinė apsauginė plėvelė, pirmosios pagalbos gaivinimo kaukė dirbtiniam kvėpavimui atlikti. Priklausomai nuo turimos priemonės modelio, ją uždėkite ant nukentėjusiojo asmens veido, burnos arba įstatykite plastikinį kandiklį nukentėjusiejam tarp dantų. Tuomet atlaisvinkite drabužius, raskite krūtinkaulį. Ant krūtinkaulio vidurio dėkite rankas. Rankos per alkūnę turi būti ištiestos. Rankų delnai atversti 90 laipsnių kampu, kad būtų siaura prispaudžianti plokštuma. Gaivintojo pečių juosta turi būti vienoje vertikalioje plokštumoje su gaivinamojo krūtinkauliu. Krūtinės ląstos paspaudimų ir įpūtimų santykis, nepriklausomai nuo gaivintojų skaičiaus, 30:2. Po 30 krūtinės ląstos paspaudimų daromi 2 įpūtimai ir taip toliau. Paspaudimų greitis mažiausiai 100 kartų per minutę, bet nedaugiau kaip 120 kartų per minutę. 2 paspaudimai per sekundę. Paspaudimų gylis ne mažiau kaip 5 cm, bet nedaugiau kaip 6 cm. Įpūtimo trukmė vidutiniškai 1 sekundė. Tūris pakankamas, kad pakiltų krūtinės ląsta. Krūtinės ląstos paspaudimai atliekant įpūtimus neturi būti nutraukti ilgiau kaip 10 sekundžių. Visi gaivintojai atlieka krūtinės ląstos paspaudimus, o apmokyti atlikti įpūtimus gaivintojai derina krūtinės ląstos paspaudimus su įpūtimais. Atliekant gaivinimą būtina periodiškai tikrinti, ar nukentėjęs pradėjo kvėpuoti ir gaivinti iki tol, kol atvyksta medikai arba pats nukentėjęs pradės kvėpuoti. Jei gaivintojas dėl kokių nors priežasčių negali atlikti dirbtinio kvėpavimo, turi daryti tik krūtinės ląstos paspaudimus. Gaivinimas tęsiamas tol, kol atvyksta greitoji medicinos pagalba, atsiranda gyvybės požymių, gaivintojas išsenka ir ar kyla tiesioginė grėsmė gaivintojo gyvybei. Jei nelaimės vietoje yra automatinis išorinis defibriliatorius, jį panaudokite vadovaudamiesi instrukcija. Visi modernūs defibriliatoriai sukonstruoti taip, kad įjungus aparatas pats pasako, ką reikia daryti. Ant defibriliatoriaus dėžės surašyti ir pirmieji gaivinimo veiksmai, kuriuos turi atlikti pagalbą teikiantis žmogus. Jei žmogus pradeda pats kvėpuoti, bet lieka be sąmonės ir nėra įtariama stuburo trauma, reikia paguldyti jį ant šono ir nuolat stebėti jo būklę. Kvėpavimui išnykus, žmogų tuoj pat versti ant nugaros ir pradėti gaivinti. Užspringusiojo gaivinimas ir veiksmų seka. Viršutinių kvėpavimo takų obstrukciją gali sukelti svetimkūnis. Dažniausiai tai atsitinka valgant. Svetimkūnis gali sukelti dalinę arba visišką kvėpavimo takų obstrukciją. Esant daliniai, lengvai kvėpavimo takų obstrukcijai, nepraeinamumui, jeigu žmogus gali įkvėpti, garsiai kosėti, yra sąmoningas ir gali kalbėti, nereikia trukdyti asmeniui pačiam pašalinti svetimkūnį iš kvėpavimo takų. Tačiau būtina likti prie jo ir jį stebėti. Jeigu tokiu būdu svetimkūnis nepašalinamas, reikia kviesti greitąją medicinos pagalbą. Esant visiškai ar sunkiai kvėpavimo takų obstrukcijai, nepraeinamumui,
Žmogus negali įkvėpti, todėl negali kalbėti, gali tyliai ar be garso kosėti, dažniausiai plaštaką laiko apglėbęs kaklą. Reikėtų paklausti, ar jis užspringo. Jei yra visiška kvėpavimo takų obstrukcija, pamėlynuoja oda ir gleivinės, žmogus netenka sąmonės. Jei to jau pat nebus suteikta pagalba, žmogus mirs. Padėti užspringusiam asmeniui galima 5 kartus suduodant į tarpumentę. Jei nukentėjęs vis tiek lieka užspringęs, atlikti 5 Heimlicho stumius. Užspringusįjį apglėbti iš nugaros, jei asmuo guli atsitūpti virš jo, vienos rankos kumštį uždėti žemiau jo krūtinkaulio, tarp šonkaulių lanko apačios ir bambos, kita ranka sugriebti kumštį. Tada greitu, stipriu judesiu spustelėti į save ir į viršų. Besiverždama plaučiuose susidariusi oro srovė gali atverti kvėpavimo takus. Šiuos veiksmus atlikite pakaitomis, kol žmogus atsprinks arba neteks sąmonės. Jei užspringęs asmuo yra nesąmoningas ar praranda sąmonę, jis paguldomas ant kieto pagrindo, kviečiama greitoji medicinos pagalba, pradedamas kraujotakos ir kvėpavimo atstatymas, gaivinimas. Pirštais bandyti pašalinti svetimkūnį galite tik tuo atveju, jeigu jis yra iš kietos medžiagos ir yra matomas. Prieš pradėdami teikti pirmąją pagalbą sužeistajam, švariai nusiplaukite rankas, pagal galimybę dezinfekuokite jas, užsidėkite vienkartines pirštines. Jeigu iš žaizdos stipriai bėga kraujas, tai iš pradžių sustabdykite kraujavimą. Žaizdos neplaukite vandeniu, nebarstykite milteliais ir netepkite tepalais. Nešluostykite nuo žaizdos smėlio, žemių ir panašiai. Galite tik atsargiai pašalinti nešvarumus esančius aplink žaizdą. Kad nešvarumai nepatektų į žaizdą, valykite nuo žaizdos kraštų išorės link. Nuvalytos odos plotelį prieš perišant žaizdą sutepkite žaizdų dezinfekavimo tirpalu. Iš žaizdos nešalinkite kraujo krešulių, kad nesukeltumėte stipraus kraujavimo. Perišdami žaizdą nelieskite rankomis tos raiščio dalies, kuri bus dedama ant pačios žaizdos. Žaizdą apriškite steriliu tvarsčiu. Juostinis tvarstis paprastai vyniojamas iš kairės į dešinę, nuo plonesnės kūno dalies link storesnės, taip, kad kiekviena tvarsčio vyja glaudžiai prispaustų pusę pirmosios pločio. Kad tvarstis nenusiviniotų ar nenusmuktų, tvarstymo pradžioje ir pabaigoje vyniojama po kelias tvirtinamasias vyjas. Kai nėra sterilaus tvarsčio, paviršinę žaizdą galite aprišti švaria laidynę išlygintą nosinę arba išlygintų bet kokios medžiagos gabalų. Į drėskimus apiplaukite žaizdų dezinfekavimo tirpalu ir apriškite. Esant bet kokiai giliai žaizdai, būtina kvalifikuota chirurginė pagalba, kreipkitės į medikus. Labai svarbu atpažinti kraujavimo būdus, kurie skirstomi į kapiliarinį, kai iš paviršinių žaizdų kraujas teka lašais, veninį, kai iš žaizdos kraujas teka lėtai, palyginti gausiai, o iš gilesnių žaizdų, pjautinių, durtinių, nenutrūkstamai plūsta tamsiai raudonas kraujas. Arterinį, kai iš žaizdos pulsuojančia srove veržiasi skaisčiai raudonas kraujas. Tai yra pavojingiausias iš visų kraujavimų. Norėdami sustabdyti kraujavimą, įsiminkite veiksmų seką. 1. Pakelkite kraujuojančią galūnę. 2. Kraujuojančią žaizdą užspauskite pirštais, uždenkite gniutulų padarytų iš tvarstomosios medžiagos ir neliesdami žaizdos pirštais prispauskite iš viršaus. Tokioje padėtyje laikykite 3-4 minutės. 3. Nustojus kraujuoti ant pirminės tvarstomosios medžiagos, uždėkite dar vieną pagalvėlę. Gniutulą ir sužeistą vietą tvarstykite truputį paveržiant. 4. Ranką ar koją tvarstykite iš apačios į viršų, tai yra nuo pirštų kūno link. 5. Stebėkite, kad nesutriktų pažeistos galūnės kraujo apytaka. Išorinis kraujavimas yra stiprus, jei matote srove tekantį kraują arba krauju sparčiai mirksta drabužiai. Tokį kraujavimą būtina stabdyti nedelsint, nelaukiant medikų, nes žmogus iš stambiųjų kraujagyslių gali mirtinai nukraujuoti per 1,5 minutės. Liepkite šalia esantiems kviesti medikus telefonu 112, o jei nieko šalia nėra, pirmiau sustabdykite kraujavimą ir tuomet kvieskite greitąją medicinos pagalbą. Turniketas turi būti dedamas 5 cm aukščiau žaizdos, tarp žaizdos ir širdies.
Jeigu kraujavimo vieta nėra aiški ir nėra laiko apžiūrėti sužeidimo dėl nesaugios aplinkos, turniketas dedamas ant galūnės kuo aukščiau, nenuimant drabužių. Dedant ant rūbų, patikrinkite, ar tarp turniketo ir galūnės nėra nereikalingų daiktų, tokių kaip raktai, telefonai, žiebtuvėliai ir kiti daiktai, kurie gali trukdyti tinkamai užveržti turniketų galūnės kraujotaką. Uždėję turniketą, suktuką užveržkite iki galo, arba taip, kad sustotų kraujavimas ir nebūtų jaučiamas periferinis pulsas. Veržimo suktuką užtvirtinkite tam skirtoje vietoje. Nepakankamai užveržus turniketo ir nesustabdžius arterinės kraujotakos, kraujavimas gali suintensyvėti. Nepavykus sustabdyti kraujavimo vienu turniketu, uždėkite antrąjį turniketą aukščiau pirmojo, tarp žaizdos ir širdies. Uždėję turniketą, būtinai pažymėkite uždėjimo laiką tam skirtoje vietoje ant turniketo arba ant sužeistojo kūno, užrašant raidę T ir uždėjimo laiką. Turniketo jokiais būdais nenuimkite, kol nebus suteikta specializuota medicininė pagalba. Įsidėmėkite, kad turniketo atleidimas ar nuėmimas be specializuotų medikų priežiūros yra pavojingas sužeistojo gyvybei. Kraujavimas iš vidaus organų yra labai pavojingas gyvybei. Vidinio kraujavimo požymiai: ryškus veido išbalimas, silpnumas, dažnas pulsas, dusulys, galvos svaigimas, troškulys, sąmonės netekimas. Vidinio kraujavimo atvejais skubiai kvieskite gydytoją. Nukentėjusiems suteikite visišką ramybę. Neduokite nukentėjusiems gerti. Traumos vietoje uždėkite pūslę su ledu ar šaltu vandeniu. Jei teka kraujas iš nosies, nukentėjusiai pasodinkite galvą šiek tiek palenkiant į priekį. Virš ir ant nosies uždėkite šaltą kompresą. Duokite į nosį įsikišti gabaliuką vatos arba marlės ir liepkite pirštais suspausti šnerves. Jei kraujas teka iš burnos ar vemiant krauju, nukentėjusiai žmogų paguldykite ant šono ir skubiai kvieskite greitąją medicinos pagalbą. Pirmosios pagalbos suteikimas esant nudegimui. Nudegimai būna terminiai dėl ugnies, garų, karštų daiktų ir medžiagų poveikio. Cheminiai dėl rūgščių ir šarmų poveikio. Elektriniai dėl elektros srovės ir elektros lanko poveikio. Nudegimai būna 4 laipsnių. Pirmas – odos paraudimas ir patinimas. Antras – pūslių susidarimas. Trečias – paviršinių ir gilesnių odos sluoksnių apmirimas. Ketvirtas – odos suanglėjimas, raumenų, sausgyslių ir kaulų pakenkimai. Įvykus terminiams ir elektriniams nudegimams. Užsidegus nukentėjusiojo rūbams, greitai ant jo užmeskite paltą ar kitą standų audinį arba užgesinkite liepsną vandeniu. Neleiskite bėgti degant rūbams. Teikdami pagalbą, nelieskite nukentėjusiojo odos rankomis, netepkite tepalais, alyvomis, vazelinu, nebarstykite geriamąją sodą, krakmolu ir panašiai. Neprapjaukite pūslės, nešalinkite prilipusios prie nudegusios vietos mastikos, kanifolijos ar kitokių smalingų medžiagų. Jei yra galimybė, atvėsinkite nuplikytą odos plotą šaltų vandeniu, tai reikia padaryti kiek galima skubiau. Nuplikytą odą užtenka šaldyti apie 5 minutes iškart po nelaimės. Jei nudegimas yra 1 ar 2 laipsnio ir apima nedidelį plotą, pakenktą vietą reikia prišti sterilę medžiagą. Nuo apdegusios vietos neplėškite drabužių ar avalynės. Jei nuimti drabužių neįmanoma, ant jų uždėkite sterilų tvarstį ir skubiai gabenkite į gydymo įstaigą. Esant gausiems nudegimams, nukentėjusiai jo neišrengiant, suvyniokite į švarią paklodę ar kitą audinį, šiltai apklokite, pagirdykite šiltą arbatą ir suteikite visišką ramybę, kol atvyks gydytojas. Esant pirmiesiems šoko požymiams, stiprus išbalimas, paviršutiniškas kvėpavimas, vos apčiuopiamas pulsas, nuraminkite nukentėjusįjį, žmogų paguldykite taip, kad gyvybiškai svarbus organai, galvos smegenys, širdis ir kita, būtų pakankamai aprūpinami krauju. Paguldykite ant nugaros, nuleiskite galvą, pakelti kojas aukščiau širdies lygio. Apdegusi veidą uždenkite sterilios marlės skarele. Apdegus akis, dėkite ant akių šaltus pavilgus ir nedelsiant gabenkite nukentėjusįjį pas gydytoją. Esant cheminiams nudegimams.
Norint kuo greičiau sumažinti cheminės medžiagos koncentraciją ir veikimo laiką, nudegintą vietą 15-20 minučių plaukite greita tekančio šalto vandens srove iš čiaupo arba kibiro. Kai rūgščių ar šarmų patenka ant odos per rūbus, juos nuplaukite vandeniu nuo rūbų, o paskui atsargiai perkirpus nuvilkite nuo nukentėjusiojo. Jei ant kūno sieros rūgštis ar šarmai patenka sausu pavidalu, juos pašalinkite sausa vata ar gabalėliu medžiagos, po to stropiai vandeniu nuplaukite pakenktas odos vietas. Tolesnė pagalba tokia pati kaip ir terminių nudegimų atvejais. Rūgščiai patekus į burną ar akis tirpalo garų ar dujų pavidalu, skubiai akis ir burną praplaukite dideliu vandens kiekiu ir kuo skubiau iškvieskite greitąją medicinos pagalbą ar kreipkitės į gydymo įstaigą. Jei rūgščių ar šarmų pateko į stemplę, skubiai iškvieskite greitąją medicinos pagalbą. Kol greitoji medicinos pagalba atvyks, paguldykite nukentėjusįjį, šiltai apklokite, ant pilvo uždėkite šaltą daiktą, skausmui sumažinti, iš burnos šalinkite seilės ir gleives. Nukentėjusiejam pradėjus dusti, darykite dirbtinį kvėpavimą, iš burnos į nosį būdu, nes burnos gleivinė nudeginta. Neplaukite skrandžio dirbtinai sukeldami vėmimą. Jei nukentėjęs vemia pats, duokite išgerti nedaugiau kaip 3 stiklinės vandens. Suteikę pirmąją pagalbą, nukentėjusįjį skubiai gabenkite į gydymo įstaigą. Pirmosios pagalbos suteikimas esant patempimams, išnirimams, lūžiams. Patempti raiščiai, išniręs sąnarys, imobilizuojami ir standžiai apvyniojami tvarsčiu, kad nejudėtų. Jei pažeista kūno dalis judės, dėl stipraus skausmo nukentėjusįjį gali ištikti šokas. Nukentėjusįjį paguldykite ir ant sužeistos vietos uždėkite pūslę su ledu, šaltu vandeniu ar uždėkite šaldantį maišelį. Šaldantį maišelį naudokite pagal instrukciją nurodytą ant prie maišelių. Tačiau dažniausiai maišelis naudojamas taip. Maišelis aktyvuojamas suspaudus maišelio turinyje esančią kapsulę. Aktyvuotą maišelį reikia įvynioti į audinį ir dėti ant skaudamos vietos. Kas 10 minučių maišelį pakratyti. Kaulų lūžiai būna 2 tipų. Uždaro lūžio, kai kaulo lūžgaliai nepažeidžia aplinkinių audinių. Atviro lūžio, kai atviras kaulo lūžis praduria, pažeidžia odą, todėl pirmiausia lūžis tvarstomas kaip žaizda. Jei suteikiant pagalbą trukdo drabužiai, nuvilkite juos ar, jei reikia, perkirpkite, nuaukite avalynę. Svarbiausia, imobilizuokite pažeistą vietą, tai yra fiksuokite lūžusius kaulus taip, kad nejudėtų lūžgaliai. Tam dėkite įtvarus. Geriausiai tinka specialūs metaliniai, vieliniai. Kai įvykio vietoje nėra specialių įtvarų, naudokite bet kokius parankinius daiktus – lenteles, faneros gabalus, lazdeles, kartono plokštes, metalinės sijas ir kitą. Dėdami įtvarus, nespauskite ir nesužeiskite minkštųjų audinių, todėl įtvarus apvyniokite marlę arba kitą ploną medžiagą, prieš tai padėję vatos, vilnos, šieno, samanų ar panašiai. Įtvarus dėkite iš išorinės ir iš vidinės pusės. Jie turi apimti abu sąnarius, tarp kurių yra lūžęs kaulas. Įtvarus tvirtinkite marliniais tvaršiais, vyniodami juos nuo galūnės apačios į viršų. Jei nėra tvaršių, galite naudoti diržą arba virvę. Dėdami įtvarą, netampykite pažeistos galūnės, nemėginkite atstatyti deformuotos vietos. Jei lūžo šonkaulis ar kelio kaulas per sąnarį. Įtvarą dėkite ant visos kojos ir pėdos. Šiuo atveju geriausiai tinka mediniai įtvarai, kurių vienas dedamas prie kojos išorinės pusės nuo kulno iki pažasties, kitas prie kojos vidinės pusės nuo kulno iki kirkšnies. Įtvarus tarpusavyje suriškite. Jei neturite specialių įtvarų, lūžusį šlaunikaulį tverkite 3 ilgais parankiniais įtvarais iš nugaros ir abiejų kojos šonų, fiksuojant klubo, kelio ir čiurnos sąnarius. Esant blauzdos kaulo lūžiui, įtvarą dėkite nuo pirštų galų iki viršutinio šlaunies trečdalio iš abiejų pusių, fiksuodami kelio ir čiurnos sąnarius. Esant rankos kaulo lūžiui, ranką fiksuokite sulenktą per alkūnės sąnarį stačiu kampu. Įtvarą dėkite nuo pirštų galų iki alkūnės. Esant žasto kaulo ir raktikaulio lūžiams. Įtvaras turi fiksuoti peties, alkūnės ir riešo sąnarius.
Neturėdami tinkamų įtvarų, ranką sulenkite stačiu kampu per alkūnės sąnarį, pariškite ant kaklo skarele, diržu ar užlenkę švarko kampą prisekite. Po to plačiu tvarsčiu ir rankšluosčiu pritvirtinkite ją prie krūtinės. Esant dubens kaulo lūžiui. Lūžus dubens kaului, nukentėjusiejam dubens sritį standžiai subintuokite, sutvarstykite. Prilaikant ne mažiau kaip 3 žmonėms, vienas iš jų turi prilaikyti dubenį, nukentėjusį paguldykite ant lentos arba tiesiai ant neštuvų sulenktomis kojomis, po keliais padedant ritinėlį. Visais atvejais galimo lūžio vietoje dėkite šaltą kompresą, pūslę su ledu ar šaltu vandeniu arba šalčio maišelį. Stenkitės malšinti skausmą ir kuo greičiau kreipkitės į gydymo įstaigą. Pirmosios pagalbos suteikimas po saulės ar šilumos smūgio perkaitimo. Saulės smūgį sukelia saulės spinduliai. Nukentėjęs nuo saulės smūgio žmogus būna jautrus šviesai, skundžiasi patamsėjimu akyse, pilvo skausmu, vėliau jis pradeda viduriuoti. Labai sunkiais atvejais prasideda traukuliai, žmogus vemia, sunerimsta, o dažnai netenka ir sąmonės. Šilumos smūgį žmonės gauna dirbantys perpildytose, karštose, blogai vėdinamose patalpose. Gavusiam šilumos smūgį simptomai ryškėja greičiau. Dažnai be ryškesnių išankstinių simptomų nukentėjęs žmogus netenka sąmonės. Jei jūsų aplinkoje asmuo gavo saulės ar šilumos smūgį, nukentėjusįjį paguldykite pavėsyje arba šaltoje patalpoje, atsakstykite sagas ir atidenkite krūtinę. Ant galvos, kaklo ir krūtinės dėkite šaltus kompresus, vėdinkite. Nardinti visą kūną į šaltą vandenį negalima. Jeigu nukentėjęs žmogus neprarado sąmonės, jam duokite gerti šalto gėrimo, geriausiai mineralinio vandens. Neduokite alkoholinių gėrimų. Visais atvejais kuo greičiau iškvieskite greitąją medicinos pagalbą. Pirmosios pagalbos suteikimas esant nušalimui. Skiriami 4 nušalimo laipsniai. 1. Odos pabalimas, atšildžius lieka rausva dėmė. 2. Pūslių susidarimas. 3. Nušalusi vieta pamėlusi, oda nepaslanki, atšildžius atsiranda kraujingų žaizdų. 4. Nušalusios kūno dalys, audiniai apmirkšta. Nušalimas labiausiai priklauso nuo oro temperatūros. Drėgnų ir vėjuotų orų nušalama greičiau. Nuo šalčio susiaurėja kraujagyslės, dėl to tam tikra kūno dalis gauna nepakankamai kraujo, oda pabąla. Jeigu laiku nesuteikiama pirmoji pagalba, audiniai apmiršta. Svarbiausias pirmosios pagalbos tikslas sušalusiam asmeniui – kuo greičiau atstatyti kraujotaką. Sušalusį žmogų nuveskite arba nuneškite į kambario temperatūros patalpą, šildykite jį užklodami. Jei nėra kitų galimybių, šildyti nušalusias vietas galima delnais. Jei nušalo galūnės, nepamirškite nuimti žiedų ar kitų papuošalų, nes atšylant gali pradėti tinti galūnės. Jeigu nušalimas yra 1 laipsnio, atšalusias kūno dalis reikia palaikyti kambario temperatūros vandenyje. Nukentėjusiems su 2 arba 3 laipsnio nušalimu, pirmoji pagalba turi būti teikiama vidutiniškai šiltoje patalpoje. Nušalusias kūno vietas uždenkite steriliu tvarsčiu ir sutvarstykite. Sutvarstytas kūno dalis susukite į minkštą storą audinį, antklodę, megztinį. Jei nukentėjęs asmuo sąmoningas, duokite jam gerti drungno ar šilto gėrimo, neduokite gerti karštų gėrimų. Po to suviniokite į šiltą antklodę ir kuo greičiau nuveškite į gydymo įstaigą. 4 laipsnio sušalimas – tai bendras organizmo pakenkimas, kurį sukelia šaltis. Dažniausiai sušala pervargę, paliegę, išsekę asmenys. Iš pradžių jaučiamas nuovargis, mieguistumas ir žmogus netenka jėgų, o nukritus kūno temperatūrai ir sąmonės. Nekaitinkite nušalusių kūno vietų karštų vandeniu, karšta pūsle, nelaikykite prie ugnies, neglauskite prie radiatorių, nešildykite naudodami plaukų džiovintuvą. Netrinkite sušalusios vietos sniegu ar kitu šiurkščiu daiktu, audiniu, nes galima sužaloti odą. Pirmosios pagalbos suteikimas nualpusiam asmeniui. Apalpimas – tai trumpalaikis sąmonės netekimas, kurį sukelia staigus galvos smegenų kraujotakos nepakankamumas. Paprastai dažniau alpsta nėščios moterys, nusilpę taip pat labilios, tai yra silpnos nervų sistemos žmonės.
alpstama pervargus, ilgai būnant tvankioje patalpoje ir stovint vienoje vietoje, iš baimės pamačius žaizdą kraują. Apalpimą gali sukelti skausmas arba emocijos, todėl kartais jis dar vadinamas nerviniu šoku. Būdinga tai, kad prieš tai žmogus pasiskundžia galvos svaigimu, pykinimu, temimu akyse ir tik paskui krenta. Dažnai alpdamas žmogus ant žemės nusileidžia lengvai, smarkiai neužsigaudamas. Apalpęs asmuo būna išblyškęs, oda išpilta šaltų prakaitų, kojos, rankos šaltos. Tikrinant pulsą arterijos srityje dažnai jis jaučiamas silpnas ir neapčiuopiamas, tik kartais retas ir padažnėjęs. Apalpimas trunka 20–40 sekundžių, paskui žmogus atgauna sąmonę. Teikiant pirmąją pagalbą apalpusiam svarbiausia, kad kraujas pasiektų galvos smegenis. Pirmiausia, apalpusį paguldykite taip, kad galva būtų žemiau, o kojos pakeltos aukščiau širdies lygio, nes taip pagerėja smegenų kraujo apytaka. Patariama atsekti veržiančius drabužius ties kaklu, krūtinė ir liemeniu, vyrams atrišti kaklaraištį. Atidarykite langą arba duris, kad būtų daugiau gryno oro bei deguonies. Duokite pauostyti amonijako, juo patrinkite smilkinius. Galite šaltų vandeniu apšlakstyti veidą, kaklą, krūtinę, paplekšnoti nualpusiam asmeniui per veidą delnais arba rankšluosčiu sumirkytų šaltame vandenyje. Apžiūrėkite, ar krisdamas žmogus neužsigavo galvos ar nesusižeidė. Esant galimybei, pamatuokite arterinį spaudimą, jei jis būtų per žemas, skubiai kvieskite greitąją medicinos pagalbą. Labai susilpnėjus kvėpavimui, retais atvejais reikia daryti gaivinimą. Nukentėjusiems pradėjus atsigauti, nuraminkite jį ir padėkite pamažu atsisėsti. Tinkamai pasirūpinus apalpusiu žmogumi, jis greitai visiškai atsigauna. Jei po 3 minučių nukentėjusysis neatgauna sąmonės, kvieskite greitąją medicinos pagalbą. Pirmosios pagalbos suteikimas esant elektros traumoms. Elektros traumą gali sukelti tiek aukštos, tiek žemos įtampos elektros srovė žaibas. Elektros srovės sužalojimo atvejais nukentėjusieji kuo greičiau atpalaiduokite nuo elektros srovės, nes nuo srovės veikimo trukmės priklauso elektros traumos sunkumo laipsnis. Prisilietus prie įtampą turinčių srovinių dalių, daugeliu atveju prasideda savaiminis mėšlungiškas raumenų susitraukimas ir bendras sujaudinimas, dėl to gali sutrikti arba visai sustoti kvėpavimo organų ir kraujotakos veikla. Jei nukentėjęs laidą laiko rankose, tai pirštai gali būti taip stipriai susispaudę, kad bus neįmanoma išlaisvinti laido iš jo rankų. Todėl teikiant pagalbą visų pirma, išjunkite įtampą toje įrenginio dalyje, kurią liečia nukentėjęs. Atjungti reikia iš jungiklio ar kito atjungiančio aparato pagalba arba išsukite kamštinius saugiklius, ištraukite kištuką iš elektros kištukinio lizdo. Jei įrenginio neįmanoma pakankamai greitai atjungti, reikia imtis priemonių nukentėjusiai atpalaiduoti nuo srovinių dalių, kurias jis liečia. Tai daryti galite imdami už jo sausų drabužių, bet vengdami prisiliesti prie greta esančių metalinių daiktų ir drabužiais neapdengtų nukentėjusiojo kūno dalių. Jeigu nukentėjus yra aukštai, įrenginį atjungus ir atpalaidavus nukentėjusiai nuo elektros srovės, jis gali nukristi. Tuo atveju reikia imtis priemonių užtikrinančių nukentėjusiojo saugumą. Atjungiant įrenginį, kartu gali būti atjungtas ir elektros apšvietimas, todėl jei nepakankamas natūralus apšvietimas, reikia užtikrinti apšvietimą iš kito šaltinio, tačiau neuždelsiant įrenginio atjungimo ir pagalbos nukentėjusiems suteikimo. Reikia iškviesti greitąją medicinos pagalbą arba vežti į gydymo įstaigą, nes elektros srovės poveikis gali pasireikšti ir vėliau, pavyzdžiui, sutrikti širdies ritmas. Pirmoji pagalba esant smegenų sutrenkimui. Pirmiausia, stenkitės, kad nukentėjusiojo kvėpavimo takai būtų laisvi. Be sąmonės esantį žmogų guldykite ant šono arba ant nugaros, bet galva turi būti pasukta į šoną. Tokioje padėtyje nukentėjęs negali uždusti nuo užkritusio liežuvio ar vimalų. Skubiai kvieskite greitąją medicinos pagalbą. Pirmoji pagalba įkandimų atveju. Įkandus gyvatei ar nuodingiems vabzdžiams atsiranda galvos svaigimas, pykinimas, vėmimas, kartus skonis ir sausumas burnoje, padažnėja pulsas, širdies plakimas, atsiranda dusulys, mieguistumas. Įkandimo vietoje oda parausta, patinsta, atsiranda deginantis skausmas.
Pirmoji pagalba įkandus gyvatį. Pirma, nepanikuokite. Mirtis Lietuvoje nuo gyvatės įkandimo ištinka retais atvejais. Antra, venkite nereikalingų judesių. Judant, nuodai greičiau pasiskirsto kūne. Trečia, nuimkite apyrankės, žiedus, laikrodį, veržę tinstant pažeistai vietai. Ketvirta, neskubėkite užspausti žaizdos, leiskite pakraujuoti 15-30 sekundžių, išbėgs dalis nuodų. Penkta, kuo greičiau nuplaukite žaizdą švariu vandeniu su muilu, jei yra galimybė, ir uždėkite šaltą kompresą. Šaltis malšina skausmą ir patinimą, trukdo nuodams išplisti kūne. Šešta, kiek įmanoma skubiau kreipkitės medicininės pagalbos. Įkandimo atveju negalima prideginti įkandimo vietos, daryti pjūvius, užveržti galūnes, duoti gerti alkoholio, siurbti nuodus iš žaizdos. Nukentėjusį reikia kuo skubiau pristatyti į gydymo įstaigą. Įkandus gyvūnui. Žaizdą ir įdrėskimus dezinfekuokite žaizdų dezinfekavimo tirpalu ir apriškite steriliu tvarsčiu. Nukentėjusį nukreipkite į gydymo įstaigą, kad paskiepytų prieš pasiutligę. Asmenys, kuriems ant odos, į nosį, akis ar burną pateko pasiutusio gyvūno seilių, būtina taip pat nukreipti į gydymo įstaigą, kad paskiepytų nuo pasiutligės. Pirmoji pagalba įkandus vabzdžiui. Jei įkandimas pasireiškia tik paraudimu, niežėjimu, pakanka vaistų mažinančių skausmą, patinimą. Efektyviausiai veikia tepalai su antihistamininiais preparatais ir anestetikais. Jei vabzdys įgėlė į pirštą, plaštaką, būtina nusiimti žiedus, apyrankės ir laikrodį. Įgėlus vapsvai ar bitei reikia apžiūrėti, ar neliko geluonijos. Jį reikia pašalinti buku peiliuku ar kokiu kitu daiktu, atsargiai braukiant odos paviršiumi. Jokių būdų negalima spaudyti bei traukti su pincetu. Ištraukus geluonį įkandimo vietą būtina dezinfekuoti. Įgėlimo vietą reikėtų šaldyti, naudojant šalčio maišelį, ledukus įvyniotus į audinį ar šaltą kompresą. Nuo niežtėjimo ir tinimo padeda liaudiškos priemonės. Česnako ar svogūno sultys galima patepti riekele. Jei po vabzdžio įgėlimo pakyla kūno temperatūra, atsiranda galvos skausmai, pykinimas, vėmimas, pilvo skausmai, viduriavimas, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją. Pirmoji pagalba įsisiurbus erkei. Pirma, suimkite erkę specialiu pincetu kuo arčiau odos. Atsargiai judinant į šonus pabandykite erkę ištraukti. Nespauskite erkės pilvelio. Antra, jei erkės įkandimo vietoje atsiranda paraudimas, blogai jaučiatės, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Trečia, po erkės pašalinimo ir ar jei erkės galva liko įsisiurbusi, tepkite žaizdą dezinfekuojančių, jodo, spirito ar kitų tirpalų. Ketvirta, sutvarstykite žaizdą ir vykite į gydymo įstaigą. Penkta, netepkite, neskandinkite erkės ir įkandimo vietos vazelinu, sviestu aliejumi, žibalu. Žmogus, kuriam vabzdžių įgėlimai itin pavojingi, turėtų nešiotis vienkartinį švirkštą pripildytą adrenalino. Įgėlus vabzdžiui ir prasidėjus alerginiams simptomams, asmuo susileidžia vaistų ir taip laimi laiko, kad galėtų pasiekti gydymo įstaigą. Nelaimingų atsitikimų atvejais būtina ne tik skubiai suteikti pirmąją pagalbą, bet ir teisingai bei greitai nukentėjusįjį atvežti į gydymo įstaigą. Nesilaikant pernešimo ir pervežimo taisyklių, nukentėjusiajam galima padaryti nepataisomos žalos. Keliant, pernešant ir pervežant nukentėjusįjį, reikia sudaryti jam patogią padėtį ir nekratyti jo. Nešant ant rankų, teikiantieji pagalbą turi eiti koja kojon. Pakelti ir paguldyti reikia sutartinai, geriausia skaičiuojant. Nukentėjusįjį asmenį reikia imti iš sveikos pusės, teikiantieji pagalbą turi klūpėti ant vieno ir to paties kelio, ir taip rankas pakišti po galvą, nugarą, kojom ir užpakaliu, kad pirštai pasirodytų iš kito šono. Jei įmanoma, nukentėjusiojo nereikia nešti prie neštuvų, o tebeklūpant jį kilstelėti ir kam nors pakišti po juo neštuvus. Esant stuburo pakenkimui, nukentėjusįjį dedant ant neštuvų, prieš tai reikia ant jų uždėti lentą ir ją apkloti drabužiais. Neradus lentos, nukentėjęs žmogus į neštuvus guldomas ant pilvo.
Lūžus apatiniam žandikauliui ir jei nukentėjęs asmuo dūsta, jį reikia guldyti kniūbsčia. Pilvo traumos atveju nukentėjusį reikia guldyti ant nugaros, sulenkti kojas per kelio sąnarius, o į pakinklius įdėti iš rūbų padarytus gniužulus. Krūtinės ląstos traumų atvejais nukentėjusiai asmenį reikia nešti pusiau sėdimoje padėtyje, pakišus po nugarą rūbus. Lygia vieta nukentėjusiai reikia nešti kojomis į priekį, o kylant į kalną arba lipant laiptais galva į priekį. Kad kylant aukštyn neštuvai būtų horizontalioje padėtyje, žemiau esantys asmenys neštuvus turi pakelti aukštyn. Kad neštuvai nesiūbuotų ir nekratytų, teikiantys pagalbą žmonės turi žengti ne į koją, o šiek tiek sulenkę kelius ir kiek galima mažiau keldami kojas. Pernešimo metu reikia stebėti nukentėjusiojo padėtį, pataisyti pagalvę, padėtus po juo drabužius, numalšinti troškulį, išskyrus pilvo traumų atvejus, apsaugoti nuo darganos ir šalčio. Nukelti nuo neštuvų reikia taip pat kaip ir pakeliant, kai buvo dedamas ant neštuvų. Kai nešti reikia toli, nešėjai neštuvus nešti turi ant pririštų prie rankenos diržų permestų per kaklą. Pervežant sunkiai nukentėjusiai, geriausia jį paguldyti, neperkeliant į mašiną ant tų pačių neštuvų, paklojus po jais ką nors minkšto ir panašiai. Nukentėjusį reikia vežti atsargiai, nekratant.